Sveiki, šio vaizdo įrašo tema yra masyvai. Tai masyvai naudojami kelioms reikšmėms saugoti viename kintamajame. Tai kad nereikėtų deklaruoti vis naujų atskirų kintamųjų kokiom susijusiam reikšmėm. Tai tarkim, turime tam tikrus susijusius sveikuosius skaičius, tai mes visus galime aprašyti tame saugoti reikšmės, tame masyve. Jeigu norite deklaruoti masyvą, apibrėžkite kintamojo tipo aukštinėse skliaustuose. Tai dabar būtų pavyzdys su string tipo masyvu ir int tipo masyvu. Tai tada rašome taip: string, tie aukštiniai tokie kvadratiniai skliaustai, masyvo pavadinimas cars, lygu ristiniuose skliaustuose dvigubose kabutėse būtų Volvo kablelis, BMW, Ford ir Mazda. O su int tipo būtų taip, tai irgi int, tie aukštiniai skliaustai tokie kvadratiniai, pavadinimas, lygu ristiniuose skliaustuose 10 kablelis, 20 kablelis ir taip toliau. Jeigu norime pasiekti kokį nors masyvo elementą, tai galima padaryti panaudojus indekso numerį, tai kiekvienas masyvo elementas turi savo indeksą. Masyvo indeksas prasideda nuo 0. Tai tarkim, aš norėčiau gauti pirmą masyvo elementą iš cars, tai tiesiog ir atspausdinsiu į konsolės lange, tai rašysiu taip: console write line cars aukštinėse skliaustuose 0. Tai konsolėje būtų spausdinamas Volvo. Kaip matome, atsakymas toks, kokį ir sakiau, Volvo. Taigi, jeigu norėčiau pakeisti šio masyvo elemento reikšmę pirmą, tai tada aš daryčiau taip. Taigi rašyčiau cars aukštinėse tose kvadratinėse skliaustuose 0 lygu dvigubose kabutėse Opel. Ir dabar aš tą reikšmę atspausdinsiu konsolės lange, tai taip pat kaip ir prieš tai spausdinau, paliksiu ir prieš tai buvusią reikšmę spausdinimą, kad matytume, ar pasikeitė tikrai. Taigi, prieš tai buvo, matome, pirma reikšmė masyvo elemento Volvo, dabar yra jau Opel, nes mes ją pakeitėme. Tai mes galime sužinoti, kiek elementų turi masyvas, panaudojęs savybę length. Tai tiesiog atspausdinsime mes konsolės lange. Tam tai parašysiu tiesiog write line cars.length ir matysime, kad šis cars masyvas turi 4 elementus. Taigi yra keli būdai, kaip galima susikurti masyvą. Vienas iš jų būtų toks, tai tiesiog pasirašysime string aukštinėse tose kvadratinės skliaustus, tada cars lygu raktinis žodis new, tada vėl string, vėl tose aukštinėse skliaustuose 4, tai bus 4 reikš masyvo dydį. Yra keletas būdų, kaip galima susikurti masyvą, tai vienas jų būtų toks, tai tiesiog string, aukštiniai skliaustai, masyvo pavadinimas, raktinis žodis new, string ir aukštinėse skliaustuose masyvo dydis. Tai šis masyvas bus tuščias, tai jeigu mes norėsime prisidėti reikšmės į šį masyvą, tai galėsime pasidaryti mes tai vėliau. Tai jeigu norime mes tas reikšmės prisidėti, rašome taip: cars 1 aukštinėse skliaustuose 0 lygu Toyota, cars 1 aukštinėse skliaustuose 1 lygu Ford, cars 1 aukštinėse skliaustuose 2 lygu Honda ir cars 1 aukštinėse skliaustuose 3 lygu BMW. Kitas būdas būtų tiesiog sukurti masyvą su tam tikru ilgiu ir iš karto priskirti jam reikšmės. Tai pavyzdys būtų toks, tai rašome string, aukštiniai skliaustai, kurie simbolizuoja masyvą, cars 2 pavadinimas lygu new raktinis žodis, string aukštiniuose skliaustuose 4, tai būtų masyvo to ilgis, ir tada ristiniuose skliaustuose dvigubose kabutėse per kabelelį išvardiname šio masyvo reikšmes. Tai būtų
Volvo, BMW, Ford ir Mazda. Sekantis būdas tai būtų sukurti masyvą su keliais elementais, ant kokiais 4-5, bet nenurodyti jo dydžio. Tai irgi rašytųsi string, masyvo ten tie užtindys skliaustai, cars 3, kas būtų pavadinimas, jeigu new raktinis žodis, string, užtinėse skliaustuose, nieko jau neberašysim šituose, tada vėl ristiniai skliaustai ir ten tam tikros reikšmės string tipo dvigubose kabutėse. Tai vėl būtų jas tokios pačios, tai Volvo, BMW, Ford ir Mazda. Tai kitas būdas dar būtų sukurti naują masyvą galima su 4, tarkim, elementais, praleidžiant raktinį žodį new ir nenurodant masyvo dydžio. Tai rašytųsi taip, tai vėl string, skliaustai tie užtiniai, tada pavadinimas, jeigu ristinėse skliaustuose tiesiog nurodom mes reikšmės masyvo. Tai galima peržiūrėti masyvo elementus naudojant for ciklą, tai pavyzdys būtų toks, tai susikuriame tą for ciklą, int i lygu 0, jį būtų mažiau arba lygu už masyvo ilgį ir tada i plus plus. Ir konsolės lange tiesiog spausdinsime kiekvieną masyvo elementą, parašant cars užtinėse skliaustuose i. Tai matome, jog mums atspausdino visus 4 elementus, tai Opel, BMW, Ford ir Mazda. Tai tą patį galime padaryti ir su for each ciklu, tai ten rašysis taip, tai for each skliaustuose string i, in cars, cars yra tas masyvas, ir tada console write line i. Tai vėl bus atspausdinos tos pačios reikšmės 4, tai vėl Opel, BMW, Ford ir Mazda. Tai apie vienmačius masyvus būtų dabar tiek, vėliau kalbėsiu apie dvimačius masyvus. Tai tikiuosi kažką išmokote. Viso.